Sveiki visi sugrįžę į mano kanalą. Visai neseniai, tiesiog žiūrėdama savo mažo kanalo statistiką, pastebėjau, kad vis dėlto dauguma mano žiūrovų tai yra merginos ir moterys nuo, tarkim, kažkur 20 iki 30-35 metų. Ir tai yra būtent toks amžius, kada tiesiog mes pradedam kurti kažkokius didesnius gyvenimo planus, pradedam galbūt stengtis, norėti gyventi savarankiškiau, planuoti buitį, galbūt net kurti šeimą ir panašiai. Todėl natūraliai mes imam tiesiog daugiau dėmesio skirti savo pajamoms, savo išlaidoms. Ir pagalvojau, kad galbūt visai būtų įdomu pasidalinti savo įžvalgomis ir kažkokiais savo atradimais, kaip, tarkim, protingai planuojant ir organizuojant tam tikras gyvenimo ir buities sritis, galima ne tik mažiau pirkti, ne tik mažiau išleisti, bet ir galbūt netgi sutaupyti, tarkim, kažkokiom mini atostogom arba, nežinau, romantiškai vakarieniai dviese mieste ir panašiai. Šią tokią video seriją aš norėčiau pradėti su tikriausiai mums moterims viena myliausių ir aktualiausių temų, tai dekoratyvinė kosmetika. Ir šiame video norėčiau pasidalinti savo įžvalgomis, kaip organizuoti ir pirkti kosmetiką, kad iš mažiau turėtume daugiau. Ir pradėti norėčiau nuo savo patirties ir patarimų, kaip organizuoti ir laikyti jau turimą kosmetiką. Tai pradėti patarčiau nuo to, kad visą kosmetiką laikykite gerai matomoje, patogioje dažytis vietoje ir, kas man rodo svarbiausia, stengtis kuo daugiau savo kosmetikos laikyti vienoje vietoje. Stengtis jos nelaikyti per kelius kambarius, nes tokiu būdu mes ne tik nematome, kiek mes iš tikro kosmetikos turime ir kiek produktų iš tikro jau turime, bet ir lygiai taip pačiai leidžiame produktams tiesiog būti nenaudojamiems ir jų tinkamai ir netradus. Todėl aš savo dekoratyvinę kosmetiką jau kurį laiką laikau vietoje toje, kurioje aš mėgstu dažytis kiekvieną rytą. Ir tą kosmetiką aš laikau dėžutėje ir reguliariai, bent kartą per savaitę, aš mėgstu visą kosmetiką išimti lauk, ją išsivalyti, visus produktus pereinu, apžiūriu, ar jie vis dar geri, ar dar vis tinkami naudojimui. Organizuotas kosmetikos laikymas ir jos laikymas vienoje vietoje tikrai gelbsti nuo bereikalingų produktų įsigijimo arba gerų tinkamų produktų pasibaigimo galiojimo laiko. Antrasis dalykas, ką aš labai norėčiau akcentuoti ir kas mano nuomonė yra labai svarbu, tai yra kokybiškų kelių šepetėlių makiažui turėjimas. Ir aš niekada neturėjau kažkokio didelio polėkio pirkti, tarkim, daug įvairių šepetėlių, tarkim, geriau pigesnių, bet kuo daugiau jų ir panašiai. Todėl savo kosmetinėje turiu tikrai labai minimalų skaičių šepetėlį ir į juos investavau per tam tikrą laiką. Ir kodėl aš akcentuoju šitaip kokybę, tikrai jokių būdų ne kainą šepetėlių, nes tikrai galima įsigyti labai šaunių gerų šepetėlių už prieinamą kainą, bet mano nuomonė, kokybiškas šepetėlis labai dažnai lemia, ar mums patinka tam tikras naujas produktas. Ir ką aš turiu omenyje, tai tarkim, nusipirkus kažkokią šešėlių paletę arba, tarkim, kompaktinę pudrą, tą pačią kreminę pudrą. Jeigu tą produktą naują dėsime ant odos nekokybiškų šepetelių, nekokybišką kempinėlę, kuri, tarkim, daug geria produkto, mums visada norėsis kaltinti tikriausiai tą naują produktą ir galbūt mums rodysis, kad tai yra šešėliai nepigmentuoti, kad jie blogai dengiasi ant akių ir panašiai. O iš tikro, tuos pačius šešėlius dengiant kokybiškais gerais šepetėliais gausim visiškai kitokį efektą. Todėl
Mano rekomendacija yra turėti geriau keletą, bet tikrai gerai apgalvotai įsigytų, kokybiškų šepetėlių. Ir iš tikrųjų apie šepetėlius aš turiu net visą atskirą video apie savo top 5 ir nei vienas iš jų, tarkim, nepakeitė savo nei formos, nei gerumo, nei sudėties ir panašiai. Ir mano nuomonė, įsigyti kokybiškus keletą, tikrai jokių būdų kasdieniam makiažui mums nereikia daug šepetėlių, yra žymiai geriau negu nuolatos pirkti bet kokius impulsyviai šepetėlius ir tokiu būdu galbūt net netinkamai formuoti savo nuomonę apie naujus kosmetikos produktus. Trečiasis labai svarbus aspektas, kuriuo aš vadovaujuosi jau nebe pirmus metus, tai yra kosmetikos pirkimo planavimas. Ir realiai didžioji dalis mano kosmetikos į kosmetinę atkeliauja tik kruopščiai suplanuotų laiku. Ir kadangi aš dekoratyvinę kosmetiką jau naudoju labai daug metų ir esu išbandžiusi begalę produktų, dabar aš sau leidžiu jų pirkti rečiau, bet tarkim galbūt brangesnius, galbūt geresnėme kažkokiame gražesnėme įpakavime, kuris man traukia akį. Galbūt kompanijų, kurių man labai patinka produkcija, patinka jų filosofija ir panašiai, bet tarkim jų kaina yra didesnė. Bet nei vienas iš tų produktų neatkeliauja į mano kosmetinę, tarkim, impulsyviai. Tai mano nuomonė, pažabojant tą impulsyvų pirkimą, impulsyvų galbūt prireiks produktų įsigijimą, galima tikrai labai daug sutaupyti pinigų. Ir tos produktus, kurių galbūt norėtųsi arba kuriuos kažkada svajojate, juos galite įsigyti planuotai ir taip visiškai neskriaudžiant savo piniginės. Dar vienas aspektas tai yra gudrus kosmetikos panaudojimas. Ir ką aš turiu omenyje, tai kad yra labai daug produktų dekoratyvinėje kosmetikoje, kuriuos puikiai galima panaudoti ne pagal vieną paskirtį. Todėl, tarkim, bronzantą, kurį naudojate veido patamsinimui, kuo puikiausiai galite naudoti kasdieniniam makiažui vietoj šešėlių. Ta pati galite daryti su highlighteriu. Tarkim, jeigu turite kažkokius lūpų dažus, kurių atspalvis jau yra atsibodęs arba nelabai kažkada prilipo, pabandykite juos maišyti su kitais turimais lūpų dažais, su galbūt kažkokia kitokia tekstūra, išgauti kitokių spalvų ir taip išvengti dar vieno naujo produkto ateinančio jūsų kosmetiką. Kalbėdama apie taupymą ir gudrų vartojimą dekoratyvinėje kosmetikoje, tiesiog negaliu nepaminėti to, kad rinkoje yra tiesiog pilna produktų, kurių tikrai nereikia arba kurių neturint rutinoje nieko blogo nenutiks ir jūsų rutina nuo to nenukentės. Tarkim, mano kosmetinėje jau labai ilgą laiką nebėra makiažo šepetėlių valiklių. Vien todėl, kad mano nuomonė ir patirtimi, jie yra visų pirma ryškiai per brangus pagal savo paskirtį, jie yra visiškai nereikalingi, norint puikiai gerai išvalyti šepetėlius. Šepetėlių valymui aš naudoju patį paprasčiausią antibakterinį muilą arba, tarkim, kažkokį atsibodusi veido prausiklį, kurie lygiai taip pačiai puikiai išvalys šepetėlius, juos dezinfekuos ir jums tikrai nereikalingi yra papildomi, nežinau, kartais net 20 ir daugiau eurų, kad išsivalytumėt savo kelius turimus makiažo šepetėlius. Na ir paskutinis ir mano nuomonė pats svarbiausias aspektas, kurį norėčiau paliesti, tai yra individualus dekoratyvinės kosmetikos pasirinkimas. Ir ką aš turiu omenyje, tai kad mes kiekviena turime labai nuoširdžiai ir atvirai nuspręsti, ar mums tikrai reikia tam tikrų produktų. Ar mums tikrai norisi kasdieną dažyti. Dauguma moterų tai daro ir ypač jeigu jūs žiūrite dažnai YouTube, tai makiažo rutina atrodo būtina kiekvieną rytą ir tarkim, jums tai nelimpa, jūs nesidažot kiekvieną dieną ir nesidažykit toliau. Iš tikrųjų, reikia labai dirbti su savim ir nepasiduoti tam kažkokiam tai skatinamam ir formuojamam įvaizdžiui, kokia turėtų būti moteris, kiek kosmetikos turėtų vartoti. Ir tikriausiai daugumai mūsų labai didelę įtaką daro žiūrėjimas moterų, kurios mums yra sektinos, kurios, tarkim, kurias mes gerbėme, kuriomis žavimės, tai jų vartojiškumas ir mums rodos, kad
Jeigu YouTube garsios merginos turi grožio kambarius ir turi begalinę grožio kosmetikos priemonių kolekciją, tai atrodo natūralu, kad ir aš galbūt turėčiau turėti, arba galbūt aš turėčiau dirbti tam, kad aš turėčiau tiek kosmetikos. Bet tai yra visiška netiesa. Iš tikrųjų, reikia tą suprasti, kad daugumos garsių moterų, kalbančių apie grožį, tai yra jų toks darbas. Turėti daug kosmetikos, bandyti nuolatos naujoje rinkoje, naujus rinkoje produktus, tai yra jų darbas. Ir iš tikrųjų, jeigu jums dekoratyvinė kosmetika, tai yra tiesiog mažas ritualas kasdieną, taip jums jums patinka dažytis, yra tiesiog viena dalis iš jūsų rutinos, jums tikrai nereikia milijono produktų. Ir vienas galbūt didžiausių mano tokių patarimų pradedančiom arba toms, kurios galbūt nežino, kokie produktai yra geresni, kurių produktų iš viso mums reikia, gal geriau yra nueiti pas profesionalų visažistą, kuris ne tik išmokys jūs kaip minimaliai gražiai kasdieną pasidažyti, kokie atspalviai jums tinka, kaip formuoti akis ar lūpas, bet lygiai taip pačiai jums gali susidaryti puikų kasdienių priemonių krepšelį ir rekomenduoti produktus, kurie, tarkim, pagal jūsų veido tipažą ar pagal odos tipą yra tinkamesni ir panašiai. Lygiai taip pačiai aš prieš keletą metų ėjau pas visažistę į individualias pamokas ir tokiu būdu aš ir atradau, kad iš tikrųjų visiškai nereikia daug priemonių, nereikia daug šepetėlių, susikuriant kasdienį įvaizdį. Ir patikėkit manim, iš viso to tikrai gausim iš mažiau į daugiau. Tai tokie mano patarimai, bandant sutaupyti naudojant dekoratyvinę kosmetiką. Šias įžvalgas aš atradau būtent rinkdamas ir naudodama kosmetiką, rinkdamasi, kas man tikrai patinka, protingai atskiriant, ko man tikrai nereikia. Ir labai tikiuosi, kad mano patarimai galbūt kažkam padės sutaupyti ir man jie padėjo sutaupyti, tai tikrai mano kosmetinė iš labai didelės sumažėjo į labai mažą, kompaktišką, tik man reikalingiausių ir man mieliausių produktų kosmetikos krepšelį ir iš tikrųjų to labai džiaugiuosi, nes kaip ir minėjau, toks protingas dekoratyvinės kosmetikos planavimas man padėjo, tarkim, sutaupyti pinigų kažkokiom atostogom ar investuoti pinigus ten, kur galbūt jie turi didesnį išliekamąją vertę. Tai tiek šiandieną, ačiū labai, kad žiūrėjote ir susitiksim mano kitose video. Iki!